Gimimo diena. Dagestaniečių pasaka. Scenarijaus autorius Jusupovas. Režisierės Valentina ir Zinaida Brumberg. Dailininkai Azarchas ir Lalajansas. Kompozitorius Agababovas. Operatorė Petrova. Filmą dubliavo aktoriai Nijolė Gelžinytė, Liljana Žadeikytė, Laima Štrimaitytė, Audris Hadaravičius, Vytautas Kybartas, Algis Zigmantavičius ir Algimantas Bružas. Lietuvos televizija. metais, kovo 29 dieną, gimė baltas avinėlis. Seneli, klaida. Čia surašyta visi, kas gimė mūsų namuose. O manęs nėra. Juk tu dar negimei, Muratai. Oi, avinėlis gimė, o aš dar ne. Kaip gali negimęs turėti akis ir nosį. Ir nosį, ir akis. Turi ir avinėlis. Vartu avinėlis. Žinok, Muratai, žmogaus gimimo diena yra ne ta, kai jis gimsta bejėgis kaip avinėlis, o ta, kai jis pateisina savo gimimą. O kaip? Štai kaip. Gretimame Lyno akrobatų kaime žmogaus gimimo diena švenčiama tada, kai jis pereina lynu. Oi. Vynuogių kaime, kai nuima pirmąjį derlių, tu gimsi tada, kai tapsi džigitu, nes mūsų kaimas džigitų kaimas. Taip jau buvo nuo senų senovės. Kalnuotame krašte gyveno du broliai. Vyresnysis brolis ganė avis, o jaunesnysis dar neturėjo jokių rūpesčių. Tuo metu nepraeinamuose uolose gyveno piktasis Aždachas, kurio bijojo visi, kas gyvas žemėje. Sumanė nuo manęs pasislėpti uoloje. Na, ir pasilik čia amžinai.
nuristi didžiulį akmenį ir išlaisvinti tave. Pasakyk jam, tegu veltui neeikvoja jėgų. Olos angą piktasis Aždachas užvertė akmeniu. Tik jis ir tegali nuristi tą akmenį. Olos angą užvertė piktasis Aždachas. Kur man rasti Aždachą? Aš paprašysiu jį nuristi tą didžiulį akmenį. Aš rodysiu tau kelią. Kur tu skubi, berniuk? Aš einu pas Aždachą. Jo prašyti, kad išlaisvintų mano brolį. Tau, berniuk, už tai, kad išgelbėjai mano sūnų, pasakysiu didelę paslaptį. Klausau tavęs, o turė. Aždachas turi žiedą. Jame du akmenėliai. Geltonas ir juodas. Geltonasis akmenėlis slepia Aždacho stiprybę, juodasis akmenėlis slepia pabaiso širdį. Prisiekiu, aš gausiu šitą žiedą. Bet argi jis išgelbės mano brolį? Jeigu tu pabaisos žiedą trenksi į tą akmenį, kurio užversta olos anga, akmuo subirės, o Aždachas mirs. Ata! Sėsk ant manęs, berniuk. Tai vienintelis kelias į Aždacho olą. Žiūrėk žemyn, žiūrėk į mane. Lakštingala, grįžk ir sužinok, kaip laikosi mano brolis. Salam aleikum. Aleikum salam. Kas tu toks? Kaip išdrįsai ateiti pas mane? Aždachai, išgelbėk mano brolį, nurisk akmenį ir išleisk jį iš olos. Jį apsėmė vanduo. Po valandėlės mano brolis žus. Vadinasi, jam labiau pasisekė negu tau. Tu žūsi pirmiau negu jis. Tuojau aš tave prarysiu. Tu negali manęs praryti. Kodėl? Todėl, kad čia, Dagestane, šeimininkas niekad neskriaudžia svečio savo namuose. O argi tu, ne Dagestano pabaisa? Argi aš ne tavo svečias?
Matau, tu gudrus mažylį. Na tiek to, aš tave prarysiu, kai tu išeisi iš olos. Mano mielas svetelį. O, kuogi tave pavaišinti? Aš labai pavargau, Aždachai, ir labai noriu gerti. Svečio noras, šeimininkų įstatymas. Štai čiurlena upelis, o štai čia stovi ąsotis. Žydas. Jei tu iš čia išeisi, jis tave prarys. Kodėl neini vandens atnešti? Nebenoriu. Bet aš noriu. Duok man atsigerti, berniuk. Ai, kaip negerai. Argi tu, berniuk, nežinai, kad pas mus galioja ne tik svetingumo, bet ir vyresniųjų pagarbos įstatymas. Aš už tave vyresnis ir tu turi manęs klausyti. Gerai, aš klausysiu tavęs, Aždachai. Bjaurybė, norėjai išgelbėti berniūkštį. Na tai žūk, ateik. Pirmą kartą gyvenime matau skraidančią varlę. Iš kur tu atskridai? Iš baisiojo Aždacho olos. Tenai ir aš skubu. Pirmą kartą gyvenime regiu lakštingalą, kuris skuba, stupėdama ant šakos. Aš taip ilgai skridau, kad net mano sparneliai sudrėko. Nebegaliu jų išskleisti. Sakyk, ar matei oloje berniuką? Mačiau, Jis gyvas? gyvas. O vyresnysis jo brolis? To jau žus. Nejaugi negalima sugraudinti baisiojo Aždacho širdies. Pagiedok jam savo gražiausią giesmelę. Aš tikiu meno jėga. Kas ten giedojo? Lakštingala. Klausyk, berniuk, sugauk man ją, aš jai narvelį uždarysiu, o ji savo giesmelėm mane linksmins. Aš pasistengsiu, Aždachai, nors ją sučiupti bus nelengva. Ar turi grūdų? Štai ten, maiše. Gulk ant žemės. Štai čia. Dabar ištiesk rankas ir laikyk jas delnais į viršų. Va taip. Kai lakštingala nutūps ant tavo delno ir ims lesti, aš ją uždengsiu ranka
paukščiukas bus mūsų. Greičiau apsimesk miegančiu. Kitaip jį gali išsigąsti ir nuskristi. Užsimerk. Pakliuvai. Sučiupom jį čia. Negniaužk taip stipriai pirštų. Na plačiau išskėsk pirštus. Tu gali ją suspausti. Žiedas. Žiedas! Mano žiedas! Gelbėtas. Nuimkit jį nuo manęs. Jis toks sunkus. Išgelbėtas. Išgelbėtas. Žiūrėk, žiede nėra geltonojo akmenėlio. Turbūt jis tuomet iškrito, kai atsitrenkė į uolą. Kur mano stiprybė? Bėkim. Bėkim. Jeigu užgaišim, mes nuo jo nepaspruksim. Ar tu nepaspruksi nuo manęs? Greičiau, greičiau. Išgelbėk mano brolį. Aš didžiuojuos tavimi, broleli. Tu tapai tikru žmogumi. Dabar tu žinai, Muratai, kad žmogus tampa žmogumi tik tada, kai jis padaro ką nors gerą žmonijai. Ir aš noriu gimti. Aš būsiu džigitu. Taip, senelė. Taip, Muratai, tuomet ir bus tavo gimimo diena.